Nu ką, man atrodo, mikrofas tavo gerai veikia. Veikia šį kartą, jo. Nu ką, labas vakarėlis visiems. Labas vakarėlis. Labas vakaras tiems, kas gyvai klauso, tiem, kas klausot radiostau.lt ir tiem, kas žiūrės įrašą kažkada, belenkada. Ir kaip ir visada įka, kiekvienos laidos pradžioj, ties, kas žiūrėsit ketvirtadienį, like, subscribe ir share. Man atrodo, šitas lėvesnis mikrofas tai per toli neįkino, jo nedingsta garsas. Ai, biški dingo? Ja, toks taip, kai ant supinių, žinai. Alright, nu ką, Begičius, kadangi sėdė ten, kur vieną kartą dar tik sėdėjo, nubaustojo kėdėj. Karštoji kėdėj. Jo, tai šį vakarą reikia pristatyti, kad esam ne vieni. Šį vakarą mes turime grupės Hypocrite lyderį Edgarą Bechter arba Bechter, nežinau kaip pavardė tarės. O, manęs taip nėra. Šaunuolis mikrofonas. Tai kam svečias? Svečias gali likti už borto, koks skirtumas. Sveiki visi, aš esu Edgaras Bechteris. Edgar Bechter, jeigu taip, pase. O to pilna pavardė Bechteris? Bechter. Bechter, šiaip pase Bechter, bet žiniasklaido rašo Edgaras Bechteris, sulietuvina visada. Alright. Okay. Jo. Iš kur čia tokia pavardė, Šulstra? Nepatikėsit, bet iš Ukrainos yra toks ten miestelis Cherson miestas ir šalia yra kaimelis, kuris vadinasi Bechterai, iškart prie Juodosios jūros. Ir mano prosenelis domėjosi, iš kur mūsų pavardė šaknis ir galiausiai paieškos jį nuvedė būtent į tą kaimelį ir ten visi nešiojo šitas pavardės ir jį priėmė kaip savo žmogų tiesiog. Alright, tai yra miestelis, iš kurio visi kilę turi tą pačią pavardę. Taip, kaip ir kodėl yra vienas toks kaip ir momentas, kad dar Čingischano laikais, Čingischano tarp kitko brolis buvo Bechteris. Okay. Jo, taip ir vadinasi Bechteris. Bechter reiškia skydą. Tai kadangi ten visi maišės ir panašiai, galbūt iš to ir kilo pavardė, tai jos reikšmė yra skydas ir dar iš Čingischano laikų, kai jis buvo užkariavęs visą tą kraštą. Tai tokie dalykai. Okay. Man iš karto kyla klausimas, ar tu grupėje esi kaip skydas? Žinai, niekada apie tai negalvojau, bet kai sužinojau pavardės reikšmę, pagalvojau, kaip faina būti skydu, nes vardas reiškia auksą ir ietį, o pavardė skydas. Okay. Tai toks tarsi ir kovojantis ir apsaugantis. Aha. Tai greičiausiai taip, grupėje esu toks kol kas. Nu, fainai, kai atitinka, žinai, žmogaus būdą. Ja. Aš norėjau klausti, kaip gyveni ir nesijaudini, bet aš matau, kad tau čia puikiai sekas viskas. Man minėjo studijos direktorius, kad esi buvęs čia kažkada neseniai. Esu buvęs minties pirkliuose, maždaug prieš metus lygiai. Jo. Jaudinos visada, kadangi, tai normalu, turbūt, kai tu nesijaudini, vadinasi, tau nerūpi, bet tiesiog galbūt laiku bėgant, kadangi dažnai būni scenoje ir dažnai būni kažkokiuose tokiuose panašiuose dalykuose, tu tą baimę tarsi, išmoksti su ją dylint. Tai vis tiek, jauduliukas yra, jaučiu, kaip mano delnai prakaituoja, nes nežinau, ko laukti, tai normalu, gynybinis organizmo mechanizmas, bet galiausiai kažkaip vaidinu, kad viskas ok ir esu chill. Išeisim iš laido, žinai, pertrauką, drango. Aš jau noriu parūkyti. Alright, tai gal dar įžangai. Visai vis tiek neseniai turėjome Euroviziją, žiūrėjai? Žiūrėjau, taip. Tiesa, finalą nelabai akivaizdžiai. Žiūrėjau. Jo. Nei tą barą įsukau. Jo, aš norėjau sakyti, su draugais, su alkoholiu. Alright. Ar kilo, čia aš toks užbėgant už akių, bet aš prie tos pačios temos iškart paklausiu, ar buvo kilę minčių, kada nors su grupė dalyvauti Eurovizijoje? Žinok, dar prieš metus sakydavau, kad niekada gyvenime, nes man Eurovizija iš vienos pusės galimybė, iš kitos pusės grupių kapas. Man asmeniškai taip yra, nes jeigu, pavyzdžiui, grupė nelaimi, sakykime, išvažiuoja ten derupsi, už mus. Jie nelaimėjo, jie man įdomus tol, kol jie važiuoja į konkursą. Aha. Kai jie užima žemesnę vietą, jie man pasidaro iškart neįdomus. Okay. Nežinau, kodėl taip yra ir man tai buvo visada. Aš tarsi, man Eurovizinis atlikėjas įdomus tik tuo metu, kol Eurovizija vyksta, paskui aš jo neklausau tiesiog. Išskyrus, jeigu laimėtum. Bet vat irgi nežinau, matai, su Lietuva dar taip nebuvo. Kol kas, jo. Tai nežinau kaip būtų, bet aš manau, kad respektas visų akise, jo, kokia Jessica Shai, pavyzdžiui, jinai ir taip čia pasidarius, bet, pavyzdžiui, jinai laimėtų pirmą vietą, tai jau galvoju, čia jau faktas, jo, turbūt. Žinau, buvo komentarų, jeigu skaitot komentarus po savo vaizdo įrašais įkeltais, tai buvo ne vienas komentaras, kad labiau norėtų pamatyti jūs Eurovizijoje.
kažką tokio mačiau ir galbūt mes kažkada tam subręsim. Nu, tarsi labai daug resursų, kadangi mes neturime jokių prodiuserių, tai yra vadybininkas esu aš. Ir mes iš karto tai pasakėm, nes norėjom turėti kūrybinę laisvę. Ir kadangi resurso labai daug išeina, kad Lietuvoje kažko pasiekti, nu, nes čia nuožmi kova kiekvieną dieną, tai kadangi labai tikrai kokybiški atlikėjai pas mus dabar pastaruoju metu ir tikrai didelė konkurencija ir vis geriau ir atrodo, Dieve, kaip čia viską pakelt. Ir kadangi resursų kol kas Lietuvoje daug mums išeina, tai man buvo toks planas. Okay. Pasiekėm Žalgirio areną. Okay. Turėjau ją pasiekti jau prieš metus pagal planą. Nekvepia. Jo, nu, tiesiog toks... O to bus kaip baumė laikai, atšaukt reik. Ai, bent jau norėt skelbt, kad jinai bus, žinai, bent jau jausti tą momentą, kad tu gali. Tai dar toli gražu, iki jo, nors atrodė, kad viskas buvo vienai, bet sukasi visaip. Va, tai kai paimsim Lietuvą ir tada bandyti imti aukštesnę, ta prasme, eiti į kitas šalis. Tai galbūt taip, o galbūt nežinau. Aš irgi kažkaip stebėjau šį kartą Euroviziją, galvoju, gal turime to resurso kažką faino padaryti, bet vėlgi reikia metus tik to užsiimti. Aš manau, viena daina, kad tikrai jinai... Aš visą laiką kažkaip turiu tą jaunatvišką maksimalizmą ir man atrodo, kad nesunku yra Lietuvos atranką laimėti. Kažką faino, jokingo padarai, žinai, plus gerą ritmą turi ir viskas ir išeini. Man kažkodėl tai visą laiką iš šono atrodo. Vat man tarsi... Tame yra Eurovizijos bėda, dėl ko jinai man šita labai nepatiko, nes ir tie pirtininkai ir panašiai, dėl to, kad jokingai tarsi bet aš laimingas, kad laimėjo Austrija, jautrus, išskirtinis gabalas. Man jisai labai panašus buvo į Nemo dainą, šiaip struktūriškai. Matai, aš kažkodėl man Nemo iš praeitų metų visiškai neįsiminė, man visi tai sakė, bet aš kadangi jo neklausiau, aš labiau klausiau, kaip ten, Mon Amour. Prancūzo, jo. Nepamenu jo. Ten, kur reikia per į mikrofą. Jo, kažkaip jisai man buvo nugalėtojas, antrą vietą jis paėmė ir aš ant jo kažkaip užsiklinau, dar tada buvo toks gyvenimo momentas, gan toks širdį labai skaudėjo, tai man jis labai įėjo į mano sielą ir kažkaip aš jo ilgai klausiau tikrai. Tai va. Alright. Galim pereiti, man atrodo, kad prie jūsų ir tiem gal kas nežino arba ne nuo pradžių seka, gal tik tai nuo vėliau. Gal papasakoti iš vis, kaip gimė šitas projektas, kaip jūs įkūrėt. Iš tikrųjų, tai čia visi galvoja, kad aš buvau aktorius, tada tapau muzikantus, bet iš tikrųjų taip nėra. Aš susižavėjau hip-hopo muziką dar būdamas 14 metų, bet mes tada buvom undergrounde. 50 Cento klausai. Tuo metu aš klausiau Wu-Tangų, tuo metu klausiau Eminemo, to pirminio ir dar kitų grupių. Tada, kai aš buvau paauglys, Dženžistikatas, kaip tik ėjo į viršų, kas liečia Lietuvą. Ir mes norėjom būti Eminemais, mes norėjom būti Wu-Tangais, kažkas tikro, žinai, ir mes ir darėm tokį tikrą undergroundinį hip-hopą. Ir netgi buvom nominuoti 2007 metais su grupė MTV hip-hop apdovanojimuose Lietuvoje. Čia kai Lietuvoje ta MTV būdavo. Taip. Bet čia mums buvo didžiulis pasiekimas, nes mes buvom tiesiog bičai iš Naujosios Vilnios Rūsio. Mes tikrai su plačiom kelniam. Bet palaisiu, taip senai grupė yra. Bet čia buvo kita grupė. Čia supratau. mano pirmtakas. Čia 16 metų, kai man buvo, jinai vadinasi Under D, tada tapo Kontra. Okay. Tai... Girdėjau kažkur gal. Gal. Pone kažkur stovė. Ultimatumas buvo toks rinkinys, Ultimatumas 4 lietuviško hip-hopo, tai mes buvom ten. Ir kaip aš grįžau, iš tikrųjų, tai aš 22 man metai buvo, kai aš užbaigiau tą grupę, eiti undergroundiniu keliu. Ir aš įstojau tada į aktorinį. Ir atsimenu mūsų paskutinį koncertą tos senos grupės Kablys, Lilas organizavo, mes visi iš vienos kartos, Lilas, aš ir panašiai. Tik jis nesustojo, aš sustojau. Skirtumas tas. Tai čia tokia pamokėlė. Ne, jis sustojo, bet po to dabar vėl tęsė. Tai, ta prasme, buvo sustojęs, bet žymiai jo vėliau. Tai esmė tokia, kad aš atsimenu, mes išeinam į sceną ir aš suprantu, kad pasikeitė karta. Mes pradedam repuot ir žmonės skirstosi, jie jau mūsų nežino. Tie, kurie mūsų klausė, išvažiavo į užsienius dirbti, dar kažkur susirado jau ten, 22 metai. Jaunimas viskas neklausė to hip-hopo undergroundinio, tikro, kaip... aš iki šiol galvoju, kad ten buvo tikras hip-hopas. Tai va. Ir viskas. Ir aš tada atsimenu, pasakiau savo hebrai, viskas tada dan, žinai. Ir aš susikoncentravau į aktorinio kelią. Bet visą gyvenimą, 8 metus svajojau grįžti
Ir kai sukako 30, aš grįžau, susipažinau su Iron Vytu netyčia laidoje, jis man padėjo grįžti ir jis sako, tu iš Kontros, aš sakau, jo, man taip keista, kad mane atpažįsta, jis sako, tai aš užaugau jūsų muzikos. Iron Vytas, nors mes vienmečiais, vyresnis 2 metais, bet jis vėliau pradėjo. Aš klausiausi jūsų, padarom bendrą gabalą. Ir kažkaip jis mane supažindino su prodiuseriu, aš vėl atradau kelius su muzika, neseniai apie tai galvojau, tiesiog kažkaip visata taip sudėstė. Ir grįžau, tada galvojau pavadinimą. Jo. Ir tuo metu turėjau žmoną buvusią. Tai dabar jau buvusi ir jinai vadino mane hipokritu pastoviai, nes... Skamba kaip sveiki santykiai. Tai va, būtent dėl to ir išsiskyrėm, tai, nu, ne tik dėl to, bet juokauju, Modesta, ten pati žinai. Vėl prikalbėsiu. Bet esmė tokia. Kad pas mus menininkus kaip būna, kad ten vakare aš užsidegęs kažkokią idėją, o ryte atsibundu ir sakau, kad nedarysiu jos, tos idėjos, dėl to, kad, nu, gal per greitai, gal vis dėlto jinai netokia faina, kaip man atrodė, žinai, vakare. Čia kaip šitas podcastas gimė. Grinai. O aš vakare visą laiką jai tiesiog į tas ausis, žinai, prakalbėjau apie tą idėją, jinai užsiknisto klausyto, o ryte aš sakau, kad ne, jinai sako, hipokritas tu. Ir aš pykau iš pradžių veidmainis, o paskui supratau, kad tobulas grupės pavadinimas, nes aš grįžęs į muziką nežinau, ko noriu, supratau, kad senas hiphopas neveikia, reikėjo kažką keisti ir supratau, kad aš mėgstu vienokią muziką, kitokią, visko klausau, žinai, kol tau 16 metų tu klausai tik hiphopo, paskui plečiasi tas akiratis. Paskui džiasi košai. Jo, tarp kitko jo, klausiau tuo metu. Tai ir sakau, darysiu hipokritus, tai keisim žanrus kaip veidus, nu, veidmainiai būsi muzikoje. Tai vat ir taip gimė pavadinimas. Okay. All right. Man buvo vis laiką įdomu, bet sąstatas pradžioj buvo netoksai. Jo, iš pradžių iš viso aš buvau vienas, pirmi gabalai su Iron Vytu, ten bandymai prisiminti, kaip yra repuoti, iš viskas tai yra. Va, o paskui darėm vieną gabalą ir galvoju, priedainių reikia, o pažinojau Dimoną, aš buvau reperis, jis roko muzikantas, senais laikais dabar jis operos dainininkas yra. Ir viskas, ir aš parašiau Dimonai, reikia priedainio, jis sudainavo tą priedainį, aš galvoju, kaip gera būtų grupiai, nes aš pratęs būtų grupiai. Ir sakau, davai prisijunk. Nu, daugiau galimybių turėsim. Okay. Nes aš iš čia ir turėjau tą follow-up klausimą. Aš tau sakiau prieš tai, kad mes mediatekoje turėjom 2 jūsų dainas. Taip. Ir vienoje dainoje daina yra Mr. Love vadinasi. Jo. Ir parašyta Hypocrite and Antanas J. Ir Antanas dabar yra jūsų grupiai. Tai kaip kilo mintis po to prisitraukti Antaną į grupę. Gal šitas irgi yra įdomus, nes ar dėl to, kad jisai daug followerių turi, nes šiaip tai all good, aš irgi taip daryčiau. Ar jis pats atėjo irgi, gal pats pasisiūlė, patiko jam? Ir taip, ir ne. Faktas, kad visi tie dalykai, kuriuos jūs išvardinot, yra, bet su Antanu mes važiavom dirbti vaikų stovykloje, kas juokingiausiai Klaipėda. Ir tiesiog jis važiavo ir mane reikėjo pagriebti. Ir Antanas sako, aš galvoju, važiuosiu su to aktoriumi, mes neįpažįstami, apie ką mes kalbėsim visą kelią. Bet mes taip suvaibinom, mes abu ką tik po skyrybų. Jau yra apie ką. Viskas kol kas čia eina aplink santykius ir skyrybas šitas pokalbis. Kažkaip gyvenime viskas aplink santykius. Jo, bet kokiu atveju. Ir mes, žinai, ir aš toks, aš knygų prisėmęs, galvoju, Klaipėdoje, gražiai po darbų išeisiu, paskaitysiu tą knygutę, žinai, nu kažkaip padirbsiu su savo vidiniu pasauliu. Ir Antanas sako, varom į Palangą, šitą, kaip ten tas klubas vadinosi, Basanova. Basanova, jo. Kelintais metais buvo. Čia prieš 4 metus. Gal anksčiau dar biškį dirbau, ne? Jo, aš anksčiau biškį dirbau, jo. Visą vasarą ten. Okay. Bet šiaip mes taip ten pajudėjom, tai buvo geriausia mano vasara. Mes su Antanu supratom, kad mes ir sugerovai puikus, ir, nežinau, ir mes tapom tiesiog neatskiriamais tuo metu geriausiais draugais, ir jis sako, ir mes vaikštom tiesiog ten, nežinau, kiek jau, mes sakau, mes toj stovykloj, tikiuosi nieks nežiūri, bet mes nežinau, ar mėgojom iš vis. Tai yra dieną mes dirbam prie aktorinio, ten prie savo dalyko, o vakare mes tūsinam. Mums taip to reikėjo, mums reikia vienas kito kaip oro, nes mes ką tik išsiskyrę, ten. Ir aš atsimenu, aš Basanavičiaus gatvė, aš įpratęs, kad aš visada santykiuose, bet užimtas, kad man negalima nei į tą pusę, nei į kitą. Ir čia einu ir taip Antanas, Edgarai, tu laisvas. Aš taip jaučiu, kur žiedas buvo ten tuščiai ir galvoju, aš laisvas. Tuo metu prasidėjo mano gyvenimas. Iš tikrųjų, aš sakau, tie metai, nors tada man buvo jau kiek 33, tai buvo
smagiausi ir nuraučiausi metai mano gyvenime, nu ir paskui dar 2, tokie iš eilės 3. Tai ir taip vat gimė mūsų draugystė ir jis sako, aš visada svajojau kokią dainą padaryti. Sako, aš visiškai to nemoku, aš sakau, o man reikia followerių. Nu, tu jaunimo atstovas. Per treidas. Jo, tai padarom, nu ir padarom. Ir mums taip smagu buvo kartu įrašyti. Ir Antanas šiaip labai talentingas žmogus. Mes ten jam parašėm, išmokėm ir va, žiūrėk, jau repuoja. Dabar jau ko toliau, to mažiau to tiūno. Jam reikia, žinai. Išlindo adata, išlindo. Jo, po truputį įsipaišo, žinai. Ir paskui jau ir padainuoja. Ir žiūrėk, ten daug ko atsiranda gero. Ir kažkaip mes taip sulipom, aš sakau, 3 dar geriau žiūrimės nei 2. Ateik į grupę, nes visų pirma, mes leidom pastovi laiką kartu ir aš norėjau, tai iš draugystės gimė. Alright, tai gal prieš apšylant šitam išėjimui, nes turiu įdomesnių klausimų, tokių, gal pradžiai pačiam duosiu papasakot, koks yra įsimintiniausias įvykis įvykęs su grupė So Far. Įsimintini buvo mūsų visi koncertai, kai prasidėjo mūsų turas. Tai buvo kažkas. Bet įsimintiniausias, dažniausiai gėdingiausias koncertas. Jo. Čia mes šitą ir norim išgirsti. Žodžiu, jūs neįsivaizduojat, nu, tu ten jau pasitikė labai savimi, jau koks, nežinau, 30 tavo koncertas. Tu stovi, lauki savo išėjimo, o mes atlikom taip išėjimus. Iš pradžių išeina 1, paskui 2, paskui 3 per savo posmą. Pas mane labai greitas posmas. Ir aš galvojau, išeisiu kietai čia su fanfarom, su viskuo. O prieš tai ėjo, žodžiu, barmenas su padėklu ir išlėjo ant grindų šotus. Jo. Jau matau, kad čia eina. Jau gerai eina. Ir Adrina, tuo metu mes važiavom kartu koncertuoti ir Adrina filmuoja mane, aš ten pasiruošime visas toks. Paskui buvo labai juokingai save žiūrėti. 8 mylė, žinai, Minemas prie veidrodžio, prie šito veidrodžio. Ir aš išeinu su repu, ten greit, varau. Ir tiesiai ant tos balos. Ir tarp žmonių, tarp žiūrovų pyliausi tiesiai, visų kūnų tiesiog va taip, bet kažkokiu būdu nepaleidau mikrofono. Tai yra, mes tuo metu, mes klubuose kartais varom ant pliuso. Ką tai reiškia? Tai yra, mūsų eina garsas, bet kartu eina ir įrašytas garsas. Dėl to, kad, nu, tiesiog aparatūra neleidžia atlikti gero gyvo pasirodymo. Klubuose tai būna. Čia, man atrodo, buvo Kėdainiai. Ir autotuną sunkiau uždėti. Nu, ten aplamai, jo, nu, ta prasme, nėra garso, tai žmonės atėjo patūsinti, o ne iš bačkos kažką girdėjo. Tai va, ir ačiū Dievui, aš to mikrofono nepaleidau nuo lūpų, nes taip, aš gyvai atlikau, bet jeigu aš paleisčiau, garsas toliau eitų. Jo, tai va čia buvo gėdingiausias momentas ir aš tiesiog viską sulaikiau, kažkaip atsistojau, paskui pajutau tik tokį verinti nugaros skausmą jau po koncerto, kai praėjo visa ekstazija. Ačiū Dievui, keli žiūrovai tik pamatė, nes aš nespėjau tiesiog daeiti iki jų, aš už jų buvau, ėjau iš galo. Okay. Tai o bernai mano tiesiog negalėjo sulaikyti juoką ir niekas nesuprato, kas čia vyksta, jie žvengė, jie matė, kaip aš ėjau ir tiesiog manęs neliko. Tai va, tai čia toks, ir tas įrašas į TikToką pateko. Jo, nes Adrina įdėjo ir aš tada jos pikau, rašiau Džonsui išimk. Man tada atrodė, paskui galvoju, koks skirtumas. Ir tada mane vadino tas, kur nukrito iš hipokritų. Nukrito iš hipokritų. O, geras. Ja. Tai aišku, TikTok'e atsirado, tai ir Gdžan buvo TikTok'e, kur ėjo per seną. Nėra. Tai, va, tai ten belekiek surinko peržiūrų, žodžiu, daugiau nei mano dainos. Alright, kelis kartus paminėjai Adriną. Taip. Ir jau žinai, kur dabar aš einu iš karto. Nuo pradžios, tai aš gal... turėjot su grupe vieną didelį skandalą. Jo. Bet prieš, einant prie šito, aš papasakot, aš turiu istoriją su jūsų daina. Labai gerą. Aš pirmą kartą, ko tau reikia, kad mylėt, išgirdau, gal 800 peržiūrų ant dainos buvo. Aš labai anksti ją pamačiau ir mane jinai užkabino. Bet mano Hebroj kompanijoje tikrai žinau, kad nieks turbūt neklausys tokios muzikos. Ne jų bus. Ir kaip tik artėjo draugės gimtadienis. Kaip tik savaitgalį turėjo būti draugės gimtadienis. Ir aš draugiai paleidau. Nelabai jai patiko. Palauk, šitą va tai aš pertrauksiu. Ką reiškia, kad iš kompanijos neklausys? Ką tu darai, kai kiekvieną kartą nuvažiuojam su tavimi baliu? Žiūrėk, gerą dainą turiu. Paleidžiu dainą
Ir visą vakarą ant repeato groja tiesiog tada. Aš ant to ir norėjau važiuoti. Nori, nenori. Aš ant to ir norėjau važiuoti. Aš su draugės slažinau, kad aš padarysiu, kad bent 5 žmonėm šita daina patiktų per gimtadienį ir paprašytų nakties gale paleis dar kartą. Tai išvažiavo, pavyko, bet aš ją sugrojau, aš nežinau, gal 10-20 kartų per vakarą. Mažiausiai. Tai 9 lemus mums surinko. Pats surinkau jo. Tai gerai, tai kas ten buvo? Nu, iš esmės aš tiesą pasakiau postę, tai žodžių ir neatsimsiu, tai ką postę parašiau, tas ir buvo. Tiesiog čia toks sunkesnis galbūt dalykas mūsų grupiai, vertybių klausimų. Šios dainos ir aš neklausyčiau. Tai yra, ta prasme. Ne. Bet ten yra tiesiog legendiniai motyvai priedainyje, jo, ten. Jo. Iš esmės visa daina tekstiškai parašyta, tekstiškai parašiau visą dainą. Aš priedainio motyvai jo yra pasiskolinti. Va. Nu taip buvo, mes visi sėdėjom studijoje ir reikėtų man apeiti daug temų šiuo atveju, negaliu būti labai atviras dėl tam tikrų žmonių irgi. Tai tiesiog aš manau, kad visi mes kalti, kad tai padarė. Nu, ta prasme, nereikėtų taip daryti. Ten, kad kažkas nuo Amerikos tą padaro, tai čia, nu, nieko tokio. Tiesiog nelaiku ir be patirties tokos netaip pažiūrėjome tą situaciją. Bet tai, kad man užteko drąsos prisipažinti mūsų grupiai, tai čia toksai, aš manau, vertybių klausimo mes savęs neapgavom ir aš džiaugiuosi, kad mes tai padarėm. Iš esmės, kad mes darėm tą dainą, kuri buvo visiškai ne mums ir ne mūsų stiliaus, ten jau buvo klaida jau tuo metu padaryta, kad mes nesugebėjom pasakyti ne. Okay. Jo, tai va. Gal tada nesigilinant į detalės, kur nenoriu pasakot, man gal iš kitos pusės, kaip atrodė jūsų grupės šiaip vidus, kai pradėjo kilt visą tai viešumą. Kaip jautėtės tada, ką darėt? Žinai? Aš iki šiol tą jaučiu. Okay. Žinok, kartais klaidos, kurias tu padarai gyvenime, jos persikioja tave ilgai. Aš iki šiol jaučiu tą skandalą savyje. Visų pirma, aš pajutau, kaip aš tuo metu tiesiog nukritau veidų į purvą. Ir aš iki šiol jį valausi nuo savęs. Visa grupė morališkai viduje valosi. Dėl to, kad galbūt mes jautrus, dėl to galbūt, kad mes esam menininkai, mes visi iš meninių sričių, nu, ta prasme, apart Antano, jo, jisai videoblogeris, kuriejas, nu, irgi meninės sritis, nu, taip. Jam šiek tiek kitaip, jisai visą tą netgi skandalą žiūri ir kitus dalykus, nors jam irgi skaudu, jo, bet mes su Dimonu, mes vis dėlto iš to true artist, žinai, nu, ten, kur nedaug dievė tos vagystės, dar kažką. Ir aš galvoju, niekada šį skandalą neįsivelsiu, nu, kaip aš galiu, žinai, ten, ašgi nesigel kažkokia. Niekada nesakyk niekada. Jo. Badums. Tai bamdums irgi niekas mums nepranešė. Nu, ten rašyta straipsnė buvo, kad į mus kreipėsi mama, nu, ten ar kažkas, mamagi, užsakytas mamos straipsnis. Galimai. Jo. Šitą visą laiką reikia tiesiog pridėti. Jo, tiesiog pridedu. Galimai, tai Martynas Tyla, galimai mama, jo, galimai jūsų komanda. Bet esmė kokia, tik galimai, bet ten buvo straipsnėje rašyta, kad mus kreipėsi. Bet į mus nieks nesikreipė, tiesiog tas nukrito. Jeigu mums parašytų, Hebra, nu, negalim jūs nominuoti metų atradimui. Nu, nes tai akivaizdu motyvas, nu, ne dabar. Žinai. Nu ir kas, kad mes patys nuknisinėjom gabalus, žinai. bet dabar jūs nelaikų tiesiog padarėt, nu mes negalim, žinai. Kaip pavyzdžiui, kaip Kelias į žvaigždės visos dainos skamba. Nu tai pavyzdžiui, tiesiog, nu žinai. Yra metas, kada gali vokti, yra metas, kai negali. Jo. Tai va. Tai, kai sako, kai būsi mūsų lygi, jo. Galėsi vokti. Nu ir viskas. Ir išėjo tas skandalas ir 2 dienas aš tiesiog, nu, aš iki šiol prisimenu, čia turbūt toks daugiausiai patirties ir stiprybės kartu davęs dalykas, bet kurį aš plaunu tą šūdą krapštau nuo savęs iki šiol. Bet ne tiek grupiai gal jis pakenkė, žinai, kiek pakenkė man kaip menininkui. Nu, taip, tiesiog aš save nustojau gerbt. Okay. Nu, va čia yra baisiausia. Gerbt nustojau savo vaiką, kurį aš kuriu. Nu, kad aš iš vis įlindau į tai, kad man neužteko drąsos pasakyti ne. Kad aš užsiblūdėjau savo Dievo sindrome, nes mes visi jį pagaunam. Nieks mums nieko nepadarys, žinai. Ja. Dėl to, kad mums sekasi, mes kylam greitai. Aš viską galiu, nieks man nieko nepasakys. Tai vat, kad tame užsiblūdėjom, gera pamoka. Niekada nu, ta prasme, lyg žmogum, žinai, ir gyvenk pagal vertybės. Bet tai žinojat, kad tas motyvas skolintas? Leidžiant tai. Taip, ir galimai.
Mes faktą, aš parašiau, kad žinojom, ypač, kad aš užaugęs slaviškoj šeimoje, pusiau pas mane lietuviai, ukrainiečiai. Va, tai yra 73 metų filmo melodija ir kai mes atėjome į studiją, mums parodė variantą ir mes iškart su Dimonu pasakėm, jūs juokaujat. Ne, tikrai mes žinojom šitos motyvus, nes mums virš 30. Jo, mes tikrai žinom, mūsų tėvai klausė, žinai. Bet galiausiai mes bandėm visom jėgom surasti kitokį priedainį. Visom jėgom bandėm kitokį priedainį surasti, bet ne veltui tai yra, tiesiog neištrauksi melodijos. Taip. Iš melodijos. Kai gimsta idėja, tai jau gimsta tada. Ir šiaip tai yra per stiprus priedainis. Taip. Ir, tikrai mes netgi sėdim, sugalvojom kitą, varom. Nes uhakarma vienokia, žinai, gali padėliotin kitaip. Bet ir vis tiek tas pats gaunas. Ir galiausiai, ir ką mes galvojom? Visi kitaip daro. Dzin. Mes tik tai čia tik 4 eilutės, čia ten, tik tiek, o visa kita mūsų, posmai. Nieks ten. Ir plius jinai turbūt nepaeis, nes mums žiauriai jinai nepatiko. Ne mūsų tipo daina visiškai. Ir tada mes paleidom ją, tiesiog su paprasta nuotrauka iš klubo ir žiūrim, kad lemai renkasi ir mes suprantam, kad ir mums jau sako žmonės ten iš kairės ir dešinės, plonų ledų vaikštot. Mamos lystė, mes kylam iki pat viršaus. Vadinasi, mes turim nominuoti būti kaip metų proveržis. O nominuotai negali tokios dainos. Tai reikia užsakyti straipsnį ir padaryti savo reklamą. Ir nublokšti artistus. Tai va. Okay. Ir kaip sunku, ne? Gerai, nueinant šiek tiek nuo šitos temos, visi šiaip populiarūs žmonės turi kažkokią wild istoriją, kaip jie išpopuliarėjo, ką darė kažko tai specialiai cringe, kad išpopuliarėtų, žinai. Apie tai bandžiau paguglinti, radau tik tai salsamanus ir skirybas. Šitus dalykus radau. Skirybos geriausiai veikia. Šitus dalykus radau. Kad tau reikia cringe, bet... Jo, ar esi ką nors darė, žinai, kažko tokio specialiai, kad šitas turėtų man sukelt, man šiek tiek populiarumo? Iš esmės, kiekvieną kartą tai darai. Tiesiog nedainiai iki cringe. Nes vis tiek man hipokritai su tokiu rimtu vardu, bent jau aš noriu taip matyti, kartais mes nusiraunam ir padarom visišką nesąmonę, būna pas mus, kaip su Mr. Love, tiesiog mes tuo metu to gyvenom, tokiu vaibu ir mes padarėm tokią dainą, bet specialiai daroma viskas, bet kartu ir nespecialiai. Pagal savo vertybės. Bandai ne per cringe iššauti, o per kažkokią originalią idėją. Tai tiek, bet specialiai, kad cringe, tikrai ne Maibacho kelias mūsų. Kalbėt apie šitą. Jo, esam aptarę podcast'o metu. Alright, o tada apart Martyno tylos, galimai, ar turit kokį nors grupių atlikėjų prieš? Arba kitaip perklausiu, ar yra, jeigu rinktis su kuo padaryti beefą specialiai tam, kad gaut klauto, kas tai būtų? Kaip visai nesiniai buvo DJ Nevykėlė su Baumala, pavyzdžiui. Neišsirenka. Norėčiau galbūt beefo tokio mielo su OG version. Ar tu tom tikras? Reikia stipriai varyti. Panų nesirinksiu kažkaip, ką ten ant jų, bet šiaip galbūt kažkada ir pagalvo. Iš kitos pusės trūksta resurso. Atrodo, norisi į kūrybą įdėti, o ne į kovą, žinai, nes kova suvalgo labai daug energijos ir vis tiek čia reikia skirti OG dainą, tai tu turi skirti gal ir 4 jam dainas paskui. Taip kaip skyrė jis, atsiprašau, OG, taip kaip skyrė jis, aišku, galima parašyti ten per dieną, žinai, visas 4, bet aš žinau, kad aš taip čia aš jau pradedu, bet aš žinau, kad aš taip negalėsiu ir aš skirsiu mėnesį OG, žinai, vienai dainai OG skirtai, tai gaila bus laiko, geriau sukurt kažką naudingo, žinai. Žinosiu, kad prasidėjo šitas beefas. Ne, šiaip kiekvienas, tai maladės gerai, aš tai respektinu, žinai, čia nieko. Jo. Aš tai turbūt nepradėčiau su OG. Turbūt ten per tą skirybų prizmę. Jo. Bendro ir nebendro.
Nu, būtų ten apie ką pasižiūrėti. Ok, gerai, o tada žiūrint iš kitos pusės. Su kuo labiausiai kolabą norėtumėt padaryti? Nu gerai, taip. Nu, nežinau, man Žian labai patiko, bet aš kalbu apie pop atlikėjus. Aš tikėjausi, kad sakysi OG. Ai, OG nežinau. Man atrodo, mes vienas kitą užtemdytume. Vienas kitą tiesiog. Galimai, ja. Man atrodo kažkaip. Tai ir jam nepaitų, ir mum. Šitą. Bet jo, Gian visada man kažkaip, aš ją atradau dar prieš 10 metų, nu, kokybiško pop. Aš dabar apie pop atlikėjus kalbu. Tada faktas Jessica Shai, nes buvo pas mus daug, jinai buvo pas mane ir mokytis atėjus, į aktor žymą viena mano mokinių buvo, tai mes susipažinom ten prieš 3 ar 4 metus. Jinai buvo pradėjus tik savo kelią. Ir aš jai rašiau, mes tuo metu susirašinėjom ir sakau, žiūrėk, aš labai norėčiau su tavim fito, bet suprantu, kad mums iki tavęs dar daug reikia. Nu, nes ją jau tada labai užsivirė viskas. Nes sako, nu tai laukiam, žinai. Tai va. Su fūrom pradėjo apdovanojimus vežioti jau. Tai va tokie dalykai. Dženji sindikatas, mano vaikystės favoritai, aš apie lietuviškus kalbu, vaikystės favoritai. Kas dar liptų prie mūsų? 8 kambarys. O pats tas, vat, kaip prieš tai pasakai su Iron Vytu. Nu, buvo jau fitai, bet, nu, sakykime, ne tos auditorijos mūsų yra. Okay. Jau nors ten... Iron Vyto vyresni dėdės, turbūt biškai klauso. Nu, ir tas, ir... Bet mes jau padarė. Nu, aš tai tą patirtį jau turėjau. Kažkaip mes labai, labai skirtingais keliais, man atrodo, nuėjom per daug. Okay. Nieko neprisimenu. Gerai. O ar darytumėt kolabą su kažkuo, ko nemėgstat? Nu, ne, joką, bet šiaip su kažkuo, ko nemėgstat, kas ne jūsų yra, čia gal jau vėl lendam į tos dainos skandalo šiek tiek ribas, ar darytumėt kolabą tik dėl, jeigu žinotumėt, kad nu, daug dėmesio gausit, daug populiarumo gausit ir ūgtelsit tikrai aukštyn. Jo, tik Bet visiškai, verslo reikalais. bet visiškai nesueina jokios vertybės, nemėgstat jų ir taip toliau. Su šitu klausimu atsiskleidžia daugiau detalių. Nu ne, dabar vat, nors dabar buvo toks pasiūlymas, bet kažkaip, kadangi atlikėjas visiškai ne mūsų tipo, tai aš šiaip kolabų nemėgstu iš tikrųjų, nuoširdžiai. Nu, dėl to, kad mes jų nedainuojam paskui koncertuose, kadangi tai problematiška. Kažkaip aš nežinau, visada norėjau savo kurt. Nu, tarsi kolabai kažkada, tos, kurios išvardinau, tai čia iš tos perspektyvos, kad man pačiam patiko. Va, sindikatas tai forever, žinai, o ten Gian, tas keičiasi kartais, tai Jessica. Jessica galbūt labiau būtų į pusę, nors ten aš ją labai gerbiu kaip artistė, bet galbūt į pusę būtų daugiau dėl sėkmės su jie padaryti kolabą, nei aš pavyzdžiui, su Gian ar sindikatu labiau norėčiau, nei su Jessica, nors jinai superstar. Jo, tai keičiasi pastoviai tas. Okay. Nu, kažkaip, bet ne, kad tik tai dėl to, tai ne. Jo. All right. Jo. Gerai. Gerai, tai ką, tai sugrįžtame eterį ir jūs kaip grupė... Daugėja mūsų. Jūs, padaugėjo šiek tiek mūsų. Jūs kaip grupė turite naujieną, turite naują gabalą. Turim naują gabalą ir naują paną. Labą dieną, sveiki. Labas. Safija Larbi. Labą dieną. Taip, Safija Larbi, daliname su mikrofonu, tai nelabai patogu bus, bet... Šį kartą kažkaip keista. Kaip darželį. Ir ne tik dėl to, bet ir... Ne, aš noriu kalbėti dabar daug man. Dėl to, kad Edgar Bechter, Safija Larbi. Iš kur mes? Jo, tokie įdomus vardai pavardės. Alright, tai gerai, pats gabalas, nakties padarai naujas gabalas. Kaip, kas, kodėl, kaip kilo visa mintis, pačio gabalo mintis ir taip toliau. Na, čia mūsų senos šėlionės su Antanu Jot vėlgi išplaukė į paviršių, nes nakties padarai buvome mes. Jo, tai yra vakarėlį... Čia tos istorijos vaikų stovyklai. Nakties padarai. Tada ypač. Jo, ir vakarai mūsų tęsiasi ir naktį iki 12 dienos ir panašiai. Nu, mes tūsintojai tokie buvo, kad aš nesuprantu, čia dar buvo prieš kelis metus, bet nesuprantu, kaip mes iš vis tai ištverdavom. Bet pastoviai, jo, mums to reikėjo matyti, nebuvom išsibėgioję, tai vad išsibėgiojom. Geriau vėliau nei niekada. Ir labai džiaugiuosi, to laiku daugiau nesinori. Tai nakties, kol kas. Jo, nakties
pirties padarai lengvesnis gabalas, jis gimė iš to, jis skirtas tūsui, hiphausinis gabalas, man šitas žanras labai patinka ir klipą visada aš norėjau padaryti, man patinka VCS kokybė, man visada norėjau padaryti VCS klipą. Ir kažkaip, ir man VCS-as iš karto apie praeitį, taip aš mintimis grįžau į savo paauglystę, vaikystę ir galvoju, faina būtų jaunimą susirast ir susiradau pagrindinę aktorę, galvoju, 18 metų turėtų būti, o susiradau 18-kinę, kuriai jau 18 metų 9 metus. Va, bet jinai atrodo labai jaunai, jinai mano yra studentė aktorinio kurso ir pamačiau jos talentą iš karto, ta prasme, kol visi tylėjo, jinai šnekėjo. Daugiau už mane. Iškart padarė taip, kad man būtų nepatogu vesti užsiėmimus, bet aš priėmiau šitą faktą. Žodžiu, aš pamačiau jų asmenybę ir charizmą. Ir taip atsirado Sofija Larbi mano klipe. Taip, tai panašiai taip ir atsiradau. Su Edgaru susipažinom Actors Gym ir labai įdomios paskaitos pasidarė. Ir taip, aš labai daug klausinėjau, man buvo viskas įdomu. Ir tiesiog vieną gražią dieną Edgaras man parašė, mes kažką, aš ten rašiau dėl paskaitos, klausiau dar kažkokių papildomų klausimų. Ir tada jis toks, beje, mes ieškom klipui, tipo, pagrindinio vaidmens nori. Aš taip galvoju, ką čia per žinau. Tai aišku, kad noriu ir iš karto momentiškai galvoju, čia kas čia bus, bet, kūrybiniai projektai mane visada jau seniai labai žavėjo ir net nekilo klausimų, ar dalyvauti ar nedalyvauti. Tai va taip ir gavosi. Čia toksai, žinai, klausimas buvo, ar nori dalyvauti, žinai, video klipe, tai čia kaip aš tavęs paklausiu, turiu 2 bilietus į kiną. Nori varyti? Ne, tai čia įdomesnis klausimas tada, žinai, ar Edgaras sumokėjo? Žinok, man atrodo, aš dar vis Sofijai skoloj. 11 eurų, man atrodo. Procentai kyla. Ai, rimtai, aš jau buvau pamiršus net apie tai. Bet šiandien dar neturiu atiduoti. Tai žodžiu, kai gražins, mums biški priklauso irgi, nes, žinai, uždirbai dabar, ką pamiršai. Alright, gerai, tai kaip sakėsi, pirmas buvo toksai stuntas, vis tiek vaidinti kažkur plačiau. Ne, vaidintai ne pirmas, muzikiniam klipe vaidintai buvo pirmas, bet šiaip tai turiu patirties šiek tiek, kadangi mano vokiečių gimtoji kalba, aš laisvai vokiečiškai kalbu ir iš Netflixo buvo atvažiavę į Lietuvą filmuoti filmą, tai va taip pasisekė, kad gavau tenais vaidmenį tokį trumputį, tai teko prieš kameras pabūti. Šiaip tai labai mėgstu būti prieš kamerą, fotosesijose dalyvauti ir taip toliau, tai aš jos nebijau kameros, bet va, muzikiniam klipe tai buvo tokia kaip pirma patirtis. Ir šiaip anksčiau būdavo, kad būdavo mažesni vaidmenys, o čia buvo toks vat pagrindinis, tai ir atsakomybės pradėjau, visai kitaip jautėsi ta atsakomybė ir taip toliau, bet tikrai labai labai visas smagus procesas buvo, ypatingai dar dėl to, kad mes turėjom labai smagią kompaniją ir kažkaip viskas labai natūraliai klostėsi. Ir visa pati klipo tema ir buvo, vat, išlaikyti tą autentiką naktinio gyvenimo, kaip viskas vyksta, kaip tu ruošiesi, kaip tu su draugais išgerini alkoholinio alaus ir pradedi tūsint. Tai va, kažkaip viskas labai natūraliai, lengvai, smagiai gavosi ir labai greitai tas laikas praėjo. Aš tai tokį intarpinį klausimą turiu. Kam tau tas Actors Gymas, jeigu Netflix'e vaidinai? Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, tikrai. Kam? Ką tu čia veiki? Ne, aš esu tos nuomonės, kad vis tiek žinias visada reikia plėsti ir tikrai neskaitau aš savęs profesionalios aktorės, nes tiesiog aš ne iš to backgroundo, čia visada buvo toks labiau kaip hobis. Aš pati šiaip baigus muzikos produkciją, bet va, tas aktorystės buvimas prieš kamerą, jisai visada buvo toks labiau kaip hobis. Ir Actors Gym, aš visada norėjau labiau plėsti žinias visam tam reikale ir tiesiog taip dėl to ir gavosi. Ir kai tu atsiduri tokiose vietose ir nebijai priimti kažkokių iššūkių ar ieškoti naujovių, atsiranda įdomios pažintys, atsiranda nauji dalykai ir iš taip ir atsiradau klipe, nes pradėjau lankyti tos kursus. Tai parsinešiai tą ženklą, ar ne, kurį nešiojai klipe, ar ne? Jinai net nežinojo, kad čia mūsų ženklas, man atrodo. Jinai sako, aš turiu bučiuoti jūsų tą plakatą. Jo.
Bet esmė tokia, kad tikrai klipas labai sudėtingas iš esmės vaidybiškai ir reikėjo tikrai talentingo žmogaus, kad klostytųsi viskas sklandžiai, nes viskas pastatyta ant aktorės. Reikėjo autentikos, kad tas atrodytų tikroviškai. Jeigu jinai turėtų bent, visi mes turim kompleksų ir nepasitikėjimo savim, ne, sakykim, bet jinai to visiškai nesijautė, jinai padarė tikrą gyvenimą, ko aš ir norėjau. Iš tikrųjų, tai vaidybiškai klipas labai sudėtingas ir bet kas jo neįgyvendintų taip, kaip jinai padarė, tai viršio net mano lūkesčius. Ir jos dėka klipas ir tos komandos, kuri buvo dėka, gavosi net geresnis, nei aš įsivaizdavau, nes mes galėjom daugiau padaryti per tą trumpą laiką, kurį turėjom. Jo, aš norėjau sakyti, kad VHS klipų šiaip aš nelabai pastaruoju metu mačiau. Jo, buvo dabar trendukas toksai, keletą mačiau aš jų tokių, bet nebuvo taip, kad daug jų, žinai, būtų. Bet šiaip apskritai populiarėja ta retro visa, pažiūrėkit, jaunimas dabar ir kelnes nešioja platėjančias, į humaną varo, mūsų tėvų visus rūbus nešioja. Taip, sekantį kartą dabar jau tai jau varo ant šito jo. Tai va, ir aš manau, ir šiaip ir mene va, tas atsispindi, va, ir VHS, ir ta retro visa vizualika, tai jinai, sugrįžta į madą. Tai manau, labai apskritai fainas meninis pasirinkimas buvo. Man žinai, kas labiausiai patiko iš šito, va, iš klipo, tai kad ne tai, kad buvo VHS, viskas okei, patinka man, bet smagiausias dalykas buvo, kad buvo labai daug kadrų peršokimų, kas kelias sekundės. Ir va, tik žodžiai skirtingi ir iš karto peršokimas. Ir va, vis milisekundės, va, net buvo atvejai. Dinamiškas toks. Jo. Tai prasme, tai įtraukia žiūrėti, nes jeigu tu žiūri pastovų vaizdą vien, tai toksai atsibosta galų gale. Jo, bet tu mažiau tik tokią brainrotą, žiūrėk, tavo attention spanas yra miręs tiesiog. Jo, su montažu ten buvo reikalų, bet buvo netgi pirmą kartą mano gyvenime daugiau medžiagos nei reikia. Tai aš net ne viskas, matėjai jo, kad galėjau dar daug ką įdėti, iš tikrųjų buvo gražių kadrų labai visokių, bet tiesiog netilpo. Jo. Jo, Edgaras man dar sakė, sako, pirmą kartą yra taip, kad yra per daug visko, nes įprastai tai būna, kad kažkur trūksta ar kažkur kažko neišpildai, o čia vat neišeina visko sudėti. Vartojot alkoholį klipo metu? Ne, mes vartojom, kas yra šiaip labai šlikštu, niekam nerekomenduoju. Pepsi praskiesta su vandeniu. Jesus. Kad spalvyta būtų. You got me at Pepsi. Pepsis praskiesta su vandeniu ir aš niekada net tokios kombinacijos neregavau. Aš nepastebėjau, bet kodėl, kokias spalvas bandyti išgauti? Aš net nežinau, kad jūs gėrėt tokį šlamštą. Nealkoholinį viskį. Jo, ale viskį. Jis galėjo paimti šaltą arbatą tiesiog. Jo. Bet mes iš vis kažkaip negalvojom rodyti to gerimo, čia buvo tik keli kadrai. Aš specialiai nenorėjau butelių specialiai rodyti, kad tai būtų ir taip aišku, kad tas vyksta, bet kad neakivaizdžiai, kad nepropaguočiau šitų dalykų. Bet mintise buvo, aš galvojau, gal neatsipalaidos hebra, mintise buvo, kad reikia gerti iš tikrųjų visiems ir tūsint. Bet mes kažkodėl negalėjom to daryti, nes rytoj kažkur kažkam reikėjo visiems ten, man irgi. Ir šiaip buvo planuose tūsint iš tikrųjų, bet gerai, kad mes to nedarėm, nes jėgų neužtektų tada. Ne, aš tai atgal į Kauną išvažiavau, nes vyko filmavimai, jie tai pasiliko tenais. Dar buvo. Jie tam patarim taigėjo. Buvo afteris, nepamenu. Jau kolonės su vandeniu buvo. Alright, bet gerai, Sofija, ar tau pačiai buvo sunku įsikūnyti į tą vaidmenį, į tą visą bendrą scenarių vis tiek? Tai yra, nori, nenori, tai yra vaidmuo, tai yra vis tiek, tu turi sekti scenarijų, turi būti kažkoks tai personažas. Tai ar buvo sunku būtent šitam formate? Labai neįdomai atsakysiu. Ne, nebuvo sunku. Aš nežinau kodėl. Labai, kaip ten sako, režisierius renkasi savo aktorių, ar ne? Tai aš vis tiek tikiu, kad yra tas, kad Edgaras pamatęs mane įžiūrėjo, kad aš sugebėsiu tai padaryti ir kad tai nebus sunku. Nes jeigu tu netinkamą aktorių atrenki, tai vat jam ir sunku yra įsikūnyti į tą vaidmenį. O klipe aš jaučiausi, kad aš buvau savimi. Aš nežinau. Gal vat vienintelės vietos, kur buvo sunku, tai kuris sakė, tai dabar tu pikta būk, čia dabar raukis ant manęs. Ir aš taip, aš nesiraunu. Ką man daryti? Ir ten, dabar jau viskas, jau raukis plaukus. Ir aš taip, čia sunku buvo. Tai aš įsivaizduoju, kad tos scenos ir buvo tokios, kaip, nežinau, gal tu gali pakomentuoti.
Jo, tos galbūt buvo sudėtingia, aš mačiau, bet iš esmės išpildė vis tiek. Ten tiesiog reikėjo, kad ją jau užkniso per visą vakarą tas operatorius, kas jis bebūtų. Manęs neužkniso. Jo. Ir jinai, aš norėjau, kad jinai sakė, nežnikis iš kadrų, nes man jau bloga. Tai vat. O šiaip buvo ten pas mus aptarimas, kokios tu manęs nori, žinai. Aš sakau, aš noriu, kad tu būtų mergaitiška, bet kartu seksi ir kartu nurauta, bet kartu ir gera, žinai. Tai va tą derinį, aš kažkaip joje ir šiaip pamačiau, kad jinai to turi, tai viską, ką aš sakiau, ką jai reikia daryti, ir tada reikėjo sugalvoti, kas jai operatorius yra, tai mes sugalvojom, kad draugelis kažkoks, tarp jūsų kažkas vyksta, bet dar ne iki galo. Nes tu jo neįleidai į tuliką, pamatyti, kaip tu persirenginėjai. Tai bernas, kuris ją įsimylėjęs, jinai jam kažką jaučia, bet vis dar neprisileidžia. Tai va tokį santykį mes su kamera sukūrėm ir tas labai matos, man bent jau asmeniškai. Jo, tas toks lengvas koketavimas su kamera, jis... Flirtas. Tu irgi gali kalbėti, mes tik primenu klausytojams, kad tik vienu mikrofonu dalinamės. Tai ta visa dinamika, jinai buvo labai lengva, smagi, tokia, kokia aš ir jaučiuosi, kai išvarau kur nors tūsint, tai dėl to kažkaip ir nebuvo sudėtingumų kažkokių labai. Tai svarbiausia vaibas su joje. Alright, tai mes kalbėjom, kad vis tiek VHS yra ta sugrįžtanti tokia mada ir taip toliau. Ar yra planų, aš nežinau, kaip tai vyksta, ar yra planų dalyvauti metų klipo rinkimuose, ten klip vidas būna, ten gali pats siūs, dar kažką. Aš visada prašaunu tą dalyką. Bet Traumazinė tiesiog. Aš visada prašaunu, nes mūsų, skaitau, toks stipriausias klipas Metamfetabitas, kur belia kiek ten sukišta. Tai, bet jo, šis senas jau klipas ir aš pramazinau viską. Ir mamos apdovanojamos tuo metu, mes dar nebuvom pasišykę. Viską. Ir klipvidą, tai šį kartą klipvidui tai tikrai nusiųsiu. Jo mamai, kas siunčiu, jie net nereaguoja. Reagavo keista prieš dar pusę metų, nesitikėjau to, bet pastaruoju metu ne. Kažkaip jie vėl mus ignorina. Okay. Kiek klipas kainavo? Čia pasakėjai, praeitas daug kainuoja, aš irgi net neįsivaizduoju, kiek klipai šiaip kainuoja. Šiaip kainuotų daugiau, jeigu aš visko pats nedaryčiau, bet aš išmokau daryti viską pats, kad nekainuotų, tai šitas, kokiu 5 eurų kainavo maks. Plius 11, kur sakėjai skoloj. Aš sakyčiau, kad kainavo tiesiog čipsų pakelį ir Pepsio butelį. Man kažkaip taip atrodė, nes lokacija irgi buvo jūsų namai, Edgarai. Paskui varėm filmuotis į Lidlą, kur šiaip keista labai, kad mūsų ten neišvijo. Bet... Mačiau. Ta prasme, grįžtant prie tos, ką kompanija veikia, kad jinai labai smagi buvo. Tai ten buvo pirmos 5 minutės, kur aš sutikau kitus, nes mes filmo šitą klipo pradžią nufilmavom namuose dviese ir jau tada keliavom į miestą su kitais filmuotis. Tai ateina Hebra, aš taip, kai nauji žmonės, ir kaip nauji žmonės, tu pradedi skanuoti aplinką, galvoju, kiek aš jie tokie. Ir per pirmas 2 minutės čiūvas tiesiog bėgo į Lidlą, užkliuvo už kolonos tokios ir pargriuvo, išsiteškė ant žemės, darydamas kulverstį. Aš galvoju, kur aš čia atsidūriau? Hebra buvo tiesiog nereali. Visi tiesiog čia ir dabar pagavo vaibą. Čia man buvo pirmas toks filmavimas, nes aš buvau operatorius, režisierius, scenaristas. Vos nepadariau 2 avarijų, nes aš tiek pavargęs buvau. Tikrai. Jinai važiavo su manim. Per mašiną nubrozinai. Šito nežino Indrėja. Aš sakyčiau, kad iškirpsim, bet jeigu klauso Per vėlų. Šiaip tai buvo pamiršus įsijungti. Ne, bet ten nesimato, ten ne pirmas kartas. Ten susipoliruos. Ten buvo kitas garsas, ten ne mašina. Jo, bet esmė, kad šiaip, jeigu aš nemokėčiau montuot ir filmuot ir panašiai, man kainuotų šitas klipas. Bet dabar, kai jis man kainavo, tai sveikatos ir laiko resurso, nes aš savaitę prie jo dirbau, su montažu, jeigu paimt, tai o idėjiškai tai kokias 3 savaitės, turbūt. Ja. Man atrodo, mes prie outfito ilgiausiai trukom, kad kaip padaryti. Bet ištraukiau Žalgirio maikę, buvo kaip tik tas vaibas senovinis ir sako, čia šitą reikia. Senovinis. Ten faina tokia stilizuota maikė Žalgirio, tikrai faina. Jo, dar bijojom, kad Vilniečiai pagalvos, nes Vilniui filmuojam. Bet aš taip žiūriu iš toli ir nesuprantu, kas ten parašyta. Jo. Alright. Ar
vis tiek kažkokį tai įspėjimų, kad dar pligi žmonėm ir taps vasaros hitu, ta daina, ar čia ne vasarai buvo planas ir... Vasarai mes turim Samsarą, jinai jau grojo jūsų eterį, aš girdėjau pirmą mūsų dainą, kuri grojo, tai šitas nieko nesitikėjau, kai leidau šitą dainą, nes jinai galbūt labiau nišinė, man bent jau taip atrodo Lietuvos rinkai, bet aš žiūriu tendenciją, kad jinai vis susiranda daugiau klausytojų ir kas keiščiausia, nors jinai netaip kyla ir neina ten į trendus, tai jinai vis tiek kyla kasdieną, po truputį, bet atneša daug followerių mums, kaip hipokritams YouTube'ai, vadinasi, ateina naujų žmonių per ją. Galbūt jaunimo daugiau. Čia dėl to, kad Telikė dainavot, mačiau. Ir Telikė dainavo, bet šiaip tendenciškai per ją atėjo daugiau followerių nei per kokį Meilės kvailį, kurį paleidom ir jisai ten trendos ilgai laikės ir jau pusę lemo per mėnesį. Ten biški daugiau. Tai šitą dainą kažkaip daugiau followerių netenka mum. Tai kitoks klausytojas ateina per ją. Šiaip man tai patiko jos ritmas. Va, čia toksai, žinai, kur man tai va, jos ritmas, kai važiuoja autostradoje į Palangą, žinai, į Palangėlę ir atsidaręs langus. Alright. Ir aš turiu techninį tokį klausimą, irgi muzikos žmogui. Aš žinau, kad kai grupės leidžia albumus, jos iš anksto nusimato, kurios dainos bus hitai, deda ten pirmas, tarkim, albume ir taip toliau. Kaip vyksta šitas procesas? Kaip jūs išsiaiškinat, iš anksto nuspėjat, kuri daina bus hitas? Ir follow-up klausimas iš karto, kam tada kitas leidžiat, kur nieks neklausys? Tai nebūtų albumas. Geras klausimas. Deja, laiko resursas vėlgi. Kada aš gruodį nusprendžiau šitą albumą daryti, nes aš mačiau, kad Šakės grupė išgyvena savo krizę. Ir aš galvoju, reik padaryti albumą, išleisti, atsinaujinti naują turą, kažką pradėti nuo pradžių. Ir aš turėjau 3 mėnesius padaryti albumą nuo A iki Z. Tai čia labai mažas laiko tarpas, tu neturi laiko rinktis. Ar nebuvo ne vienos dainos, kuri neįėjo, į kurią mes sukūrėm per 3 mėnesius? Jeigu kiti ten gali atmest kažkiek dainų, tai mes tokio liuksuso neturėjom. Ir tokio VIP pramogos mes kūrėm, aišku, mes prieš tai renkam, prieš pradedant kurt kažkokias vis tiek melodijas, ten kažkas, gal kažkaip taip, o gal ne taip. Ir mes paskui atrandam priedainio motyvą kokį nors, ir kai mes sėdim tokie, gerai. Iš esmės, kiekvieną dainą mes žiūrim kaip į galimą hitą, bet ne visada jis toks išeina. Meilės kvailys jautėsi, kad bus hitas, dėl to, kad jis lengvesnis, galbūt ne tiek. Man visada kažkodėl hitas, visada būna hitų ta daina, kur tipo tu šiek tiek būni mažiau ištikimas savo. Daugiau klausytojai. Tarsi tu taip, padarom šitą. Ir va šitą hitų tampa. Ta prasme, nes jinai tokia lengva, paprastesnė, aiškus slap house'as, toks beatas, paprasta įsimintina visiems aišku. Ir taip atrodo, taip norisi ten daugiau visko parašyti, bet nedarom lengviau, žinai. Tai ir jinai tampa hitų, o prie kitų labiau užsiparini, daugiau dirbi, žinai, ir jos tokios... Kur tu lieki nepatenkintas prie jos, bet jinai kažkodėl paeina, ne? Jo, tai va čia yra atsakymas, nežinau, bet iš esmės tai niekada tu nežinai, kas... Jo. O kai kurios dainos ilgainiui tampa jais, irgi taip būna. Tai aš, pavyzdžiui, esu girdėjus, kad Toto Africa, ta grupė nekenčia tos dainos, o jinai realiai pati žymiausia jų yra. Tai, Vienintelė, kurią žinau. Tos grupės daina. Va, būtent. Sugrįžtam paskutiniam išėjimui į mūsų laidą, vėl tavo mikrofas nebeveikia. O dabar girdžiu jau tave. Ne, vėl. What the hell? Afas, I swear to God. Vieno netekom. Tai jūs kalbėkit, žinai. O Begio ar Belio netekom? Begio. Aš palaikysiu, žinai. Laikysi? Tai aš palaikysiu, ką darysiu, pasimelsiu. Gerai, nukrypstant šoną, tu dar vaidini serialuose šiaip aktorystę. Vaidindavau. Nebevaidini, nužudė tavo charakterį. Nužudė visus. Manim atsikratė. Bet užsiėmė aktorystę. Čia pagrindinė mano bakalauras čia, taip galima. Tai aš norėjau klausti, kuri čia veikla gaunas pagrindinė dabar. Muzika norėčiau, kad būtų pagrindinė, siekiu to, buvo etapais, visos, aš sakykime, aktoržimas turbūt ir muzika pagrindinės dabar veiklos. Jo. Bet aš mokytojas, aš daugiau dabar iš pusės kameros, o ne prieš kamerą.
Ar dėl to, kad nekviečia, ar pats taip nusprendai? Prieš 5 metus, ilga, tiesą pasakius, labai ilga istorija, bet prieš 5 metus pradėjau atsisakinėti vaidmenų. Okay. Kaip visada norėjau pakeisti pasaulį ir gerai ir užsiroviau ant tam tikrų žmonių. Čia kaip ir, sakau, man visi meniniai keliai, aš va tik pasiekiu kažkokią aukštumą, va to jinai, čia kaip Sizifas akmenį. Iš pradžių per aktorinį, paskui per muziką ir tada tu kažkurioje vietoje šiek tiek suklysti. Jo, tai, manau, jau tas praėjo, bet aš norėjau atsikratyti priklausomybės nuo šios profesijos, nes kai tu į ją įlendi, tu gauni priklausomybę laukti, gyveni rytojaus diena to klausimu, kad vat rytoj mane pakvies. Nes tu tiesiog Lietuvos rinka labai maža. Ir tu ten pusę metų turi darbą, pavyzdžiui, jo vaidini serialuose, nes iš serialų didžiausi pinigai, jeigu grinai aktorystę imti. Ir paskui tu nereikalingas, tavo veidas jau dar pusę metų į priekį. Nu tai tau baigėsi tas filmavimas ir aš tiesiog pavargau tuo metu nuo laukimo, nuo amžino streso, nes tu dirbti nori, nėra taip, kad tu tipo guli ten ir ne, tu kiekvieną dieną, sakau, aš tik atėjau į akademiją, jums svarbiausia išmokti laukti. Aktoriui svarbiausia išmokti laukti. Ir tu visą gyvenimą lauki, žinai, to savo vaidmens ir aš pavargau nuo to laukimo ir perdegiau. O iš 10 castingų vienas būna sėkmingas. Nu, standartiškai, kol tu netapai kažkoks ten jau DiCaprio, kur tu pats renkėsi vaidmenis. Iš 10 castingų standartiškai vienas tau pasiseka, o Lietuvoje kartais per metus būna 10 castingų. Nu, tai va. Ir tas vienas castingas ir tu, žinai, 9 atvaikščiai ir tavęs niekur nereikia, žinai, dėl skirtingų priežasčių. Ir tas kerta tau per ego vyrišką. Taip. Tau norisi, jeigu panai ypač turi restoraną, dar kažką, o tu sėdi, tu vos ten sukrapštai, žinai, už butą susimokėti savo. Ant batono. Jo, ant batono. Nu ir pastovus tas išgyvenimas mane išvargino, aš važinėjau ir užsienį, ir galėjau ten, visko buvo, žodžiu, investavau į savo karjerą. Jo, buvo tų vaidmenų ir turėjau labai daug, aš paskaičiavau 45 serialai pas mane. Okay. Per 4-5 metus. Buvo Lietuvoje iš vis. Tai va, ne visur pagrindiniai, 5 pagrindiniai vaidmenys per gyvenimą. Dar buvo ten keletą filmų, buvo teatras man labiau patiko tuo metu, tai, bet aš kažkaip protų pasirinkau kiną, stengiausi rinktis tai, nes išliekama vertė kažkokia ir didesni pinigai ir, žodžiu, vis tiek pradėjau galvoti jau tuo metu ne tik apie sielą, bet ir apie pinigus. Tai okay. Va. Šiaip laikai save žinomų žmogum, prašo žmonės nusfotkint gatvėje? Prašo. Man dabar smagiau, kai dėl muzikos prašo. Nes jeigu vaidyboje tu esi toks priklausomas nuo kitų žmogus. O tai ką, tu darai paklausi žmogaus, kodėl tu nori nusfotkint? Ne, ten prieina, lazerį, tai tada aišku, kad iš vaidybos. Arba bazai, žinai, tada aišku iš vaidybos. Vėlgi, dažniausiai tokie, moroziukai, žinai, arba praeitį buvo moroziukai. Dėl to, kad, lietuviški serialai, tai. O plus tie kriminaliniai. O kartais ateina jūsų muzika labai faina. Tai va tas smagu dėl to, kad jeigu vaidyboje tu priklausomas nuo kitų ir tai nėra tavo kūrinys. Taip, kažkiek yra. Bet vis tiek taip tu priklausai nuo prodiuserio, nuo scenarijos, bet tu nesukūrei to, tu įgyvendinai. Tai muzika tai tavo vaikas. Ir kai tave atpažįsta dėl to, kad tai iš tavo kūrinio grinai, žymiai didesnė vertė man turi nei iš te. Aš tave ten atsimenu, iš kiek ten, lazeris geras vaidmo buvo, blogai aš jį suvaidinau. Šiaip lazerį žiauriai blogai suvaidinau. Ir bazą paskui šiaip aš to tikros vaidybos jau išmokau paskui. Ten, kai pas Čiabą lankiausi, kokį metodą aš ir atvežiau. Bet ten buvo tiesiog graibstimasis. Tu mokslai, lazeris aš žiūriu, aš negaliu žiūrėti, žinai. Jis tikrai blogai padarytas vaidmuo. Jeigu profesionalia akim žiūrėt. Tai tas profesionalumas Lietuvoje sunkiai gaunamas, turi teatre daug dirbti ir panašiai. Tai, o čia vienas pirmųjų vaidmenų, iš kurio mane atpažįsta, tai man buvo tada, aš buvau 3 kurse, 3 kurso studentas, kur ten apie vaidybą, kažką mokėjau, bet sunku buvo kažką pasakyti. Jo. Okay. Aš tokia, čia irgi, kol bešnekėjom, supratau mintį, nėra taip, kad hipokritų klausosi jaunesnė auditorija. Yra? Labai keista. Va čia labai pasidalino, dėl to, kad mes dažnai keičiam muzikos žanrus, labai daug klauso jaunimo, labiau tas pastebima kitose miestuose, Kaune, o čia turiu omenyje, aš kažkaip Vilniui mentaliai dabar esu, nes iš Vilniaus.
Jo, Vilnius tai toks daug ten visko ir atrodo, kad mes ten net koncertų nerengiam, nes nors pagal statistiką ten daugiausia klausytojų, bet kažkaip ten sunkiau surinkti, ten reikia jau rinkti didesnę areną kažkokią, nu, Vilniui, ne šiaip klubą. Kaune, tai Kaune daug labai klausytojų mūsų, nu, šiaip jaunimas jo pagrindė. Ypač pajauti, kai festivalius nuvažiuoji. Okay. Kai festivalius nuvažiuoji, matai, kiek žmonių moka mūsų dainas ir jaunimas visi prieki ten veržėsi, fotkinasi, mes kartais po 2 valandas fotkinamės. Okay. Ir ten skirtingas amžius, tai nuo vaikų iki ten 18 metų. Ne? Ir suaugusios daug auditorijos, kurie atėjo pas mus per Ko tau reikia vėlgi ir per tokius gabalus kaip Meilės kvailys. Labai pas mus nėra vieno klausytojo ir tas, man atrodo, ir minusas, ir nežinau, aš jau kol kas nieko pasakysiu, kaip patirties daugiau bus. Jau buvo toksai momentas per koncert, minėjai, kad kai dainuojat, kad daug žinojo žmonių jūsų dainos žodžius. Buvo jau toks momentas, kur tipo jau, kaip pasakyti, būna dažniausiai atlikėjam jau pykas, kai tu gali tiesiog nedainuoti ir tiesiog visi, žinai, dainuoja tavo dainą. Jie tiesiog stovi ir geriesi, žinai. Buvo daug tokių momentų. Buvo. Ir net dabar, kai aš skaitau, kad mūsų grupė išgyvena krizę ir aš galvoju, albumas ką tik išėjo, mes važiavom į Marijampolę filmuot klipo dalies su Sofija ir čia buvo pirmas mūsų toks albumo pristatymo koncertas, ir ten atėjo žmonės ir jie dainavo net dainas, kurias mes į YouTube oficialiai nepaleidom, yra tik Spotify, mes po biškį YouTube leidžiam. Ir tos tokios sunkesnės, kaip man atrodo, kur dar nėra daug perklausų pagal Spotify, aš matau, bet mokėjo žodžius. Tai ko toliau, mane ypač stebina, mane nestebina, kad Meilės kvailė ir Senorita moka, bet jeigu moka kokį Feniksą ar ten Samsarą ar Nakties padarus, pavyzdžiui, arba Akis kviečia. Aš galvoju, wow, iš kur? Aš net nematau, kad jūs ją klausot pagal statistiką. Tai va tas smagu, jo. Gerai, o prie šitų klausimų, man visą laiką atrodo, kad būtų žiauriai fainai, jeigu tu galėtum šokti, žinai, žmonės ir kad jie tave pagautų. Bandėjai kada nors šitą padaryti? Aš manau, kad manęs jau nebūtų, jeigu... Jam po to paslydimo, man atrodo, pradėngimo tarp žmonių jau nebesinori. Jo, aš vėlgi dar ne OG, tai stebėjau jo pasirodymus TikTok'e, neseniai buvo jo pasirodymų, kas ten vyksta. Pas mus tas vyko maždaug prieš 3 metus, bet vis tiek ne ant tiek. Va ten, aš manau, žmogus gali šokti publiką. Okay. Taip. O čia aš manau, kad... Bet to nežinai, ant ko užšoksi, nes aš žiūriu į savo auditoriją, tai ten močiutė stovi, kurie atėjo, dėl ko tau reikia, kad mylėt. Šalia mergina su pastom lūpom, 18-kinė kokia, žinai, 20-kinė. Jo, ten Jonelis koks va toks dainuoja. Auditorija pas mus, šerbetas. Ta prasme, ten gali atrasti menininką, hipsterį, FIFA, Marozą, močiutę, senelę. Realiai, mamytę. Ten toks mišrūnas pas mus, tai aš nežinau, ant ko užšoksiu. Paskui problemų su teisėsauga turėsiu. Ant tiek sunku, kad netaikytis. Reikia užšokti. Ne, po to su GNG dainuot galėsite į Lindo patiko, Lindo. Jo. All right, gerai. Show business, šiaip žmonės, daug netikrumo yra, bendrai visuose žmonės. Tu pats, ar esi labiau kažkoks personažas viešumai, ar labiau pats ir esi, kai būni viešumoje? Aš manau, kad ir taip būna. Netgi dabar aš galvoju, kiek aš galiu pasakyti, kiek negaliu. Bet jūs pastebėjot, kad aš per daug turbūt jau šitą interviu. Viskas gerai. Jau turėsiu. Jo, bet aktorystė, ko mes mokėmės akademijoje, va čia yra bairis. Būti savimi. Gera vaidyba, tai būti savimi prieš kamerą. Taip. Kai aš mokiausi pas Ivaną Čiabak, buvo tas pats, mes turėjom giliausias nuoskaudas krapštyti prieš 1000 minią ir pasakot, kodėl mes padarėm tokį vaidmenį ir ko mes rėmėm iš savo vidaus. Aš pripratau atvirai kalbėti apie ir man sunku būti netikram dėl to, kad esmė mano mokslo ir bakalauro išmokti būti tikram. Kad kaip būtų keista, nes tai yra iš tikrųjų esmė, nes man sakydavo pirmam kursė, aš atėjau labai netikras į akademiją ir man sakydavo, Edgarai, tu dainuoji kaip kažkas, tu vaidini kaip kažkas, tu kai kalbi, tu esi kaip kažkas, pas tai labai daug kaukių, tas matosi, bet kažkas jau pasaulyje egzistuoja. Tai neįdomu.
bet toks, koks tu esi tikras, va tai yra išskirtinis dalykas, su savo trūkumais ir pliusais, bet tokio kaip tu nėra, tu būk tik, tas ir yra įdomu. Ir visas mūsų darbas, aš manau, visų mūsų ir vedėjų, jo, ir muzikantų, ir tai išmokti būti savimi prieš didelę minę, kas yra labai nesaugu ir tada mes atsiskleidžiam kaip gėlės. Tai visas darbas, mokymosi procesas, tai išmok būti savimi prieš kitus. Tai dėl to aš galbūt tikresnis nei buvau prieš 10 metų. Nice. Okay. Pasigilinant giliau šiek tiek į muzikos industriją, ar įmanoma prasimušt Lietuvoje muzikos industrijoje neturint pažįstamų? Jo, Visai. mes, dabar aš sakau, vis tiek mes tai neturėjom. Kaip tai pradėjot nuo Iron Vito ten? Tai kai va, atsikūrinėjot? aš manau, kad įmanoma, mes pradėjom, kai mums buvo 16 metų, tai visiškam underground'e, be jokių pažįstamų ir underground'o plotme prasimušėm. Svarbiausia žinios, kaip tai daryti. Įkvėpimas, noras, žinios ateina paskui. Aš tai nieko nežinojau. Tai jo, manau, kad noras nugali viską. Pažintis padeda pagreitinti. Su hipokritais man lengviau buvo įlysti. Okay. Ta patį straipsnį parašyti. Yeah. Ir kad jį paviešintų. Nes aš jau turėjau background aktorinį, mane jau pažinojo žiniasklaida. Tai tiesiog aš prieš tai jau kelią buvau padaręs kažkokį. Okay. Nu, bet vėlgi aš atėjau į šitą industriją, bet kokią į aktorinę, iš šeimos, kuri net jokių pažinčių neturėjo. Nu, man teko viską pačiam skintis su laiku. Nu, prieš 14 metų, tai ten buvo prieš 14-16, kada čia. Realiai buvo tokia situacija, kad arba tu pažįsti Valinską ir būsi žvaigždė. Nuo nulio ropšės. Dabar daugiau tų visokių yra internetas. Žmonių, kurie prastuminėja. Bet vis tiek, man atrodo, kad iki to top date vis tiek tu turi, kažkas turi tave stumti, vis tiek tu turi turėti kažkokį pažįstamą. Nes jeigu neturėsi, gali būti, kad kaip tik tave kirs žemyn. Tas fiziškai net nesugebėtum jau net pakilti. Man atrodo, kad ten, jo, ir šiaip yra kova, kad po to jau ką tave nustums, jeigu ta nereikalingas niekam būsi. Aš manau, kad dabar tas ir vyksta ir vat, būtent tas akmens ridenimas į viršų, dabar būtent aš tai ir pajutau. Bet aš visom jėgom, šiaip mano charakteris toks, kad aš visom jėgom stengiuosi pats tapti to žmogum, savo pažįstamų geriausio. Nu, taip, aš vis dėlto tikiu, kad ne jie sprendžia, ne kažkas, taip. O sprendžia klausytojai. Jeigu aš padarysiu gerus gabalus, nu, ir turėsiu kažkokį testinumą ir pastovumas irgi, disciplinuotas pastovumas bus, aš sukursiu savo auditoriją, nereik man to apdovanojimų ir jokių teliko. Jo, pavyzdžiui, jeigu jie klauso mane, internete mes dabar turim, geriausias pažįstamas, tai aš galiu savo koncertus organizuoti. Nu, iš esmės, kaip hipokritai ir yra, bet ačiū Dievui mes turime ir ten, ir televizijoje dabar jau pažinčių, kurie mus klauso ir mus kviečia į laidas. Ačiū Dievui sakau dėl to, kad bet kokia sklaida yra gerai. Tai, nu, žodžiu, bet internetas geriausias pažįstamas šiuo metu. Ja. Okay. Gerai, iš grupės daug babkių uždirbat. Va čia įdomiausias klausimas. Laukiau šito klausimo. Buvo stebėtinai daug. Nes mes tai nieko neuždirbam, jeigu. Buvo stebėtinai daug, buvo prieš metus, pusantrų maždaug mūsų bumas, prieš kada mes pradėjom koncertuoti prieš 3. Ir tada aš nustebu, nu, čia vis tiek ne Jessica Shai mastai. Nu, aš nežinau, kiek jinai uždirba. Tai. Aš manau, kad daug, tikrai. Nu, bet jinai labai šaunuoliai, jinai labai daug. 8%. Jeigu 3 dienas koncertus išpardavė, nu tai... Vis tiek daug. Vis tiek, aš manau, tas skaičius vis tiek daug, nu, galima paskaičiuoti tiesiog Žalgirio areną, pagal bilietus net atimam 8%. Manau, gyventi įmanoma. Aš manau, kad jo... Sakai, tavo pažįstamam, galim paskambinti, paklausti. Džiažiga, kiek tu uždirbi? Jo. Ką aš norėjau pasakyti? Jūsų pinigus skaičiavom. Mūsų. Pas mus nebuvo tokių mastų koncertų niekada. Buvo klubiniai koncertai. Ir tai, nu, maksimali klubinė stavkė, aš manau, kurią galima pasiekti, žinai. Vis tiek ten po to ant 3 dalinatės. Ant 3 dalinamės, bet kadangi tai buvo 4 koncertai į savaitę, nu, buvo toks pusmetis geras, gal daugiau, aš žiūriu į savo sąskaitą ir galvoju, tai... Varom dar. Jo, tai, bet va tada ir tada tas skandalas, kiti dalykai. Bet aš galvau, kad tai bus visada.
Mes mažiau kurt pradėjom, daugiau koncertuoti, Jo. nes resurso reikalauja koncertai, o dar tu išgerk su visai. Ne, nu ten tiesiog kviečia tave, tai tu atvažiuoji į tą klubą, ten visi, kaip draugai. Jo. Stalas pilnas vaišių ir ne tik, ir tu, vieną kokteiliuką, žinai. Ir tikrai daug resursų atimė tas dalykas. Dėl to sąskaito ir yra daug pinigų, nes niek nereikia pirkti. Nieko nereikia, jo valgai visur kitur. Ten, tikrai labai vaišingi pas mus klubo. Yra depends, bet šiaip labai fainai ir labai daug draugų susiradom per visą Lietuvą. Ir jo, ir aišku, resursų tada tai mums buvo nauja. Mes nesitikėjom, kad iš vis tai gali būti. Mes bėgom pro slaptą išėjimą nuo gerbėjų. Ten buvo kažkoks bumas, ko aš nesitikėjau, aš tai filmuose tik mačiau. Aš, nebuvau tam pasiruošęs morališkai, bet man labai tas patiko. Iš muzikos ir pinigai. Viską. Laimingi metai buvo. Ir tada galvojau, kad bus visada, o dabar, kaip čia pasakyti, bandau atsigriebti už tą, kas buvo, dėl to, kad, neskaičiavau tuo metu pinigų ir kad reikės valstybėje atiduoti. Tai dabar, jo. Čia kai Tomas pirmą kartą pamatė, kiek jam valstybė reikės atiduoti. Tai va. Tai čia mano geriausia, šiais metais atėjo geriausia finansinė pamoka. Kad ir ką kiti kalbėtų, kad ir kiek knygų tu skaitytum, kad reikia atidėti ir iškart mokėti ir panašiai. Tai va dabar dylinu su tuo, taip sakant, moku už gerą gyvenimą prieš metus. Dėl to Safir netiduoda 11 eurų. Žinai, sumokiu mokesčiai, žinai, čia kelionė. Mokesčiai, tai pasakysiu, pasibeldė ir neprašė, net kad sumokėčiau. Tai šitą, bet nieko, visą tai geros pamokos, aš tai žiūriu kaip į pamokas ir dabar tiesiog nuo šiol darysim kitaip. Tai ir taip. Okay. Kokie grupės planai ateičiai? Gal, bet kitaip dar perklausiu, ar planuojat daryti kažkokią tai angliškų gabalų, planuojat kažkur užsienio rinką? Džiazu dabar daro angliškai dainą. Kolebas. Džiazu man patiko labai. Aš dabar tiesiog neklausau kažkaip pastaruoju metu. Tai tau Somovas patiko, ne džiazu? Galimai, iki išsiskirimo jo, man patiko, stipri atlikėja buvo. Ir yra gal, aš tiesiog neklausau. Tai jo, nieko nenoriu pasakyti, nežinau. Bet esmė kokia? Apie anglišką. Aš prisikalbėsiu, jau bifą su džiazu, viskas. Šitą OG ir džiazu apsijungs prieš mus, bet reklamos tai kiek. Tai žodžiu. Ne, jau geriau bifas, nei ko tau reikia skandalas. Tikrai. Šitą, čia bent jau negėda. Taip, tai ką aš norėjau pasakyti. Tai koks klausimas buvo? Ar angliškai? Ar angliškai, jo, užsienio rinkom kažką galvoja daryti, šiaip angliškai. Tam reikia resurso ir reikia daryti angliškai rinkai, reikia daryti kažką tokio, kažką aš nežinau. Tai tam reikia, manau, mums laiko. Iš pradžių visų pirma atkurti resursą grupės, gražinti pajamas į ją ir kad galima būtų investuoti į didesnius projektus. Nes jeigu tu žaidėjai jau pasauliniai rinkoje, tai ten arba labai originali idėja su Vičies kamera, labai originali. Ja? Galima ir lengvai ant ledo ten mano tas išėjimas buvo performances, toks aš basas ant ledo 2 valandas prastovėjau, buvo tokia daina ir nufilmuota, tai tiesiog pasigrebė ir vakaro ten žinios ir tiesiog niekam aš net nesiunčiau, bet tiesiog buvo geras performances, tai geros idėjos ir kūrinio gero, bet... Arba ko tau reikia išversti angliškai? Bet gal. Nieks nežinos ten. Jo. Ir šiaipgi paskui išėjo, kai visi tie straipsniai, kad ten Jessicos plagiatus atsimenu. Ir buvo apie visus kitus ir paskui, pats Martinas Tyla, galimai, nes gal neatsimenu iki galo, kas tą pasakė, bet pas mus net nėra įstatymo tokio. Jo. Tai kodėl tu ant mūsų papyliai? Jis pats savo prieštarauja, supranti. Galimai. Bet svarbiausia galimai. Jo. Gerai. Ir gal paskutinį klausimą tau turiu. Ar turi kokį nors tokį labai secret guilty pleasure, ką šiaip tavo hobis yra mėgsti veikti? Nepasakoj niekam, ką darai. Jūs sakėt, ne viską sakyt. Taip. Jis neturi laiko jau tokiam. Hobis. Ne, aš visus savo realiai darbus, visus hobius paverčiau darbais. Tai ką dar aš darau? Mėgstu, paprastas dalykas, nes kadangi man energijos duoda, koncertai, dar kažkas,
Kelioniam kol kas laiko neturiu, nu ir VMI. Man patinka keliauti, bet seniai to nebuvo, noriu tą atkurt paskui. Nežinau, labai paprastas dalykas, turbūt aš dievinu filmus, dievinu siaubo filmus, mistiką, fantastiką. Aš ne tai, kad pasikraunu, atsipalaiduoju žiūrėdamas. Tiesiog man iškrova energetinė būna. Tai aš mėgstu, aš galiu ten kokį Black Mirror sezoną peržiūrėti per vieną dieną, nors ir neilgas, jo, bet man patinka visa tai ir tikrai filmai man šiuo metu galbūt didžiausias išsikrovimo šaltinis. Bet ar tai hobis? Tai yra greičiau laisvalaikio praleidimas. Taip. Jo, hobiai visi mano tapo darbais. Okay. Jo. Nu ką, man atrodo, kad tiek, užvarėm čia porą valandų. Ačiū tau, Edgarai, už pokalbį, labai šaunus pokalbis. Ačiū jums. Buvo. Dar kartelį visiems, kad peržiūrėjot įrašą, paspaudžiam laiką, subscribe, share. Tau ten, man ten. Jo, ir dabar turim super momentą. Mes visą laiką laidą užbaiginėjom su Begičiaus daina. Gyva. Mes gyvai posmą kažkokį uždainuojam, kažkokios labai žinomos čiastuškinės lietuviškos dainos. Pavyzdžiui, kaip Juoda orchidėja, ten Povilaitis, koksai dar kažkas. Visi, kad... Aš nežinau, ar aš žinau nors vieną žodiškai. Mums tiesiog priedainio kokią nors, žinai, reikia. Iš tavęs duosim garbę tau užbaigti šitą laidą. Taip. Pagaliau nuo manęs atsakomybė nuėjo. Lietuva tėvinė mūsų tų didvyrių žemė. Šiaip aš iš vis nedainuoju, aš reperis, bet galime ir užbaigti.